Sveiki atvykę į Europass tinklalaidę. Ši tinklalaidė yra tarptautinio projekto Europass dalis, kurį finansuoja ES Horizonto Wide programa. Europass nagrinėja šiandieninius iššūkius atminties studijose, politikoje, viešajame diskurse ir svarbiausia visuomeninėje istorijoje – tyrimų ir praktikos lauke, kuris analizuoja, kaip istorijos žinių kūrimas gali tapti demokratiškesnis, atviresnis, labiau įtraukus ir įgalinantis visuomenę. Šioje tinklalaidėje projekto komandos nariai kalbasi su visuomeninės istorijos praktikais, mokslininkais, muziejininkais, aktyvistais, filmų kūrėjais ir daugybė kitų įdomių žmonių apie šios intriguojančios mokslinės ir praktinės krypties vystymą, iššūkius ir pasekmes. Jei norite sužinoti daugiau apie projektą, sekite Europass Facebook ir LinkedIn platformose. Šiuo epizodu tęsėme lietuvių kalba įrašytų laidų seriją ir linkime jums gero klausymo. Labadiena, mano vardas Violeta Davoliūtė, aš esu projekto Europass vadovė. Praėjusioje tinklalaidėje lietuvių kalba daug kalbėjomės apie Salomėją Nėrį ir buvusią jos vardo mokyklą. Tame pokalbėje daug kartų nuskambėjo žodis elitas. Tai kasgi buvo tas elitas sovietmečiu? Tam, kad rastume geriausią atsakymą į šį klausimą, pasikvietėme į studiją istoriką Saulių Grybkauską. Jis yra bene žymiausias sovietmečio nomenklatūros tyrinėtojas. Labadiena. Labadiena. 2019 metais buvo paskelbta jo knyga pavadinimu Inžinieriai pagal planą apie vadinamąją techninę inteligentiją. Knyga parašyta drauge su Rūta Grišinaitė. Taip. O štai 2021 metais buvo paskelbta kita monografija apie sovietinių respublikų valdymą ir antruosius sekretorius. Beje, ši knyga buvo paskelbta lietuvių, latvių ir anglų kalbomis Routledge leidykloje. Taigi labai ačiū, kad sutikai ateiti į mūsų studiją. Ačiū, kad pakvietei. Tai noriu paklausti, kasgi buvo tas elitas sovietmečiu? Tai čia labai ilgai reikėtų kalbėti, pasakoti. Tai nomenklatūra ir buvo tas elitas, galima sakyti. Aišku, kai mes sakome nomenklatūra, tai mintyje turime politinę elitą, administracinę elitą. CK, ministrų taryba, kitus tenais funkcionierius, taip, tokius pilkus žmonės. Bet iš tikrųjų kultūrininkai taip pat buvo nomenklatūra. Nomenklatūra pats samprata, sąrašas yra. Ir pagal tą sąrašą įėjo visų pareigų, specialybių žmonės. Tiesiog hierarchija tam tikra. O tarkim žmonėm, kurie nedaug žino apie tą laikotarpį, studentams ir kitiems jaunesniems žmonėms, kaipgi atrodė ta hierarchinė struktūra? Žiūrėk, tai vienas dalykas yra formalus sąrašas nomenklatūrinis, kurį tvirtino biuras. Ką tai reiškia? Pati nomenklatūra tai reiškia tam tikras atsakomybė. Jeigu tu užėmi tas pareigas, jeigu tu jas pretenduoji, tai tavo biografija, tavo CV, kaip dabar sakytumėm, turi apsvarstyti tam tikro lygio partinis komitetas ir duoti sutikimą. Pasakyti, kad viskas su tavim gerai, patvirtinti. Tai kaip ir dvigubas tvirtinimas. Vienas dalykas tave tvirtina koks nors ministras įsakymų į pareigas, bet iš tikrųjų dar patvirtina ir, tarkim, CK įskaitinė nomenklatūra. Tai reiškia, CK skyrius dar tave svarsto, tu eini į CK, derina dėl tavęs, net tu prisistatai, visi popieriai paskui tave keliauja, tai tu dar čia sudalyvauji irgi. Tai buvo tokia hierarchija. Bet čia yra formali hierarchija. Bet, tarkim, pasižiūrėkime neformalią hierarchiją, kuri labai puikiai atsidengia irgi taip įdomiai man. Jeigu imsime, tarkim, aukštojo mokslo arba kultūrininkų, visą tą hierarchiją, taip atrodytų, kad, Zabulis, kaip ministras aukštojo mokslo, LTSR. Kuriais čia metais kalbam? 70-ieji, 80-ieji, jis pradėjo nuo 60-ųjų vidurio, kažkur tai tapo ministru aukštojo mokslo. Taip. Tai pagal pareigas jisai buvo kaip ir aukštesnis už bet kokį rektorių. Jisai turėjo valdyti tos visus rektorius, pavyzdžiui, ir Joną Kubilių, tenais ir kitus, pavyzdžiui, tenais, jeigu imsime KPI, Baršauską, kitus, jisai kaip ir buvo hierarchiškai aukštesnis, nomenklatūriškai. Bet pagal galę, tai ir tinklus,
tai tikrai galima pasakyti, kad rektoriai apžaisdavo tą patį ministrą, apžaisdavo netgi LKP CK skyrių vedėjus, kurie mokslo skyriaus vedėja, tarkim, kuris kuravo, tarkim, Uogintas buvo, kuris kuravo visas mokslo įstaigas, ne CK, tenais centro komitete. Apžaisdavo, tai priimdavo sprendimus be jo, už jo nugaros, keisdavo? Taip. Ne tai, kad keisdavo, galėdavo nepaklusti, galėdavo, nes ne taip, kad, tiesa, nebuvo tokie, žinot, patrono, kliento santykiai tarp jų. Kadangi, Baršauskas asmeninis yra Sniečkaus draugas buvo, taip? Arba Kubilius buvo asmeninis Griškevičiaus draugas. Tai buvo lygtai aukščiau netgi už ministrą. Ne? Tai buvo susitarimai kartu ir pavakarojimai, ir draugystės. Ne? Tai faktiškai, matot, kaip formali nomenklatūra yra formali, viskas tvarkoj, bet draugystė yra draugystė. Tinklai įsiskleidžia visai kitaip. Tai kalbant apie nomenklatūrą, tai yra labai toks apibendrintas žodis. Ar galėtum truputėlį pakalbėti apie kaitą nomenklatūros arba elito skirtingais sovietmečio periodais, Stalinmečiu, Chruščiovmečiu, vėliau, ar kažkokie atsirado esminiai struktūriniai pakitimai, kaip galėtum pakomentuoti? O čia būtų dinamikos. Būtų dinamikos ta prasme, kad ir partijos vaidmuo buvo ne tas pats visada. Aišku, visą laiką mes sakom ir matom, kad partija užėmė tą vadovaujančią rolę visuomeniai, neva. Bet prie Stalino, tai buvogi ir saugumo organai. Ne? Saugumo organai buvo labai įtakingi. Berija buvo labai įtakingas, kiti saugumiečiai. Ir čia Lietuvoje, Tkačenko buvo kiti atstovai MGB, NKVD. Tai iš tiesų buvo klausimas, ką partija gali ir ko negali. Ne? Tai partijos sustiprėjimas, kompartijos visas vyksta jau, galima sakyti, 52 metais, gal 19 suvažiavimo metu, jau kada po ilgos pertraukos vėl daromas suvažiavimas, sušaukiamas partijos. Ne? Prie Stalino, paskutinis stalininis suvažiavimas, kur beje labai gerai pasirodė Sniečkus. Pirmajam 10-uke pranešimą skaito, ką reiškia labai didelį vertinimą. Ir kad Stalinas jo pasitikėjo. Ne? Kodėl? Tai dėl to, kad Stalinas yra pasakęs, kad žinai, Antanai, tik tai 2 komunistai tikri belikė, aš ir tu. Čia yra juokas, čia yra sklandė tuo metu juokas ir toks, iš tiesų čia toks pokštas? Ne, čia yra mitas. Tų metų mitas. Aišku, tai greičiausiai yra nesąmonė ir netiesa, bet toks posakis kaip ir sklandė, kad Sniečkus buvo toks kietas stalinistas atseit. Beje, kalbant apie Sniečkų, jis yra ilgiausiai išsilaikęs komunistų partijos pirmasis sekretorius buvusioje Sovietų Sąjungoje, ar ne? 33 metus, tiesa? Taip. Gal dar vienas dalykas įdomus tas, kad, man atrodo, jisai tik tai antras žmogus, kuris numiręs eidamas pareigas pirmojo sekretoriaus. Tai yra, prieš tai buvo dar tik vienas, kuris, būdamas pirmasis sekretorius, man reikėtų patikrinti. Bet kažkur esu įskaitęs ir savo pasižymėjęs, kad... Kurios yra? Aš dabar neprisiminsiu, bet Sniečkus yra antras, kurį išnešė, taip sakant, kojom į priekį iš CK sekretoriaus, pirmojo sekretoriaus pareigų. Jis, tiesą sakant, aišku, mirė ne CK, ne Vilniuje, jisai mirė Druskininkuose, sanatorijoje. Bet jisai ilgiausiai išbuvo ir jisai išbuvo iki pat savo mirties. O po to prasidėjo visa plejada. Ji tapo kaip ir norma, kad pirmieji sekretoriai vos ne karšinasi šitose pareigose, tas pats Brežnevas ir po to ta plejada visa Pyšnych Pacharon, kur jau iškilmingų tų laidotuvių. Tokių iškilmingų laidotuvių, taip. Kai vieną sekretorių generalinį keičia kitą. Tai galima sakyti, kad viskas prasideda nuo Sniečkaus. Sniečkus buvo tas pirmasis pareigose, kuris iki mirties išbuvo. 1972 metais jis mirė, ar ketvirtais. 74 sausio 22. Taip. Tai žodžiu, dar trupučiuką pakalbėk apie tą kaitą, sakai, būta dinamikos. Tai kokie pagrindiniai pakitimai buvo? Pagrindiniai gal bruožai tas ir buvo, kad iš pradžių partija sutvirtėja 6-asis dešimtmetis. Tai ateina kartu su Chruščiovu ypač. Jis apžaidžia ir Beriją, apžaidžia ir Malinkovą. Ir faktiškai jisai būdamas CK sekretoriumi, pirmuoju sekretoriumi, jisai įsitvirtina kaip lyderis jau. Ne? Ir po to jis, aišku, pasiema pareigas Tarybų sąjungos ministrų tarybos pirmininko irgi. Ir vėlgi, čia galima matyti tam tikrą susistumdymą pečiais tarp ministrų tarybos ir CK. Vėlgi, ar tas tarybinis pradas dominuos, ar partinis pradas dominuos sovietiniam valdyme. Tai čia tas pats buvo ir Maskvos lygių, tai mes matome, kaip Malinkovas, Molotovas susistumdo su Chruščiovu ir Chruščiovas nugali, tas partinis pradas uždominuoja. Ir mes tą patį matome ir Lietuvoje, kai
Sniečkus susistumdo su Gedvilu, Gedvilas pareiškia pretenzijas. Netgi jeigu pasižiūrėsime visus dokumentus tuo metu iki 55 metų, tai pirmą parašą deda nuo Stalino laikų. Pirmas pasirašo Stalinas irgi kaip ministrų tarybos pirmininkas. O CK sekretorius kaip ir antras parašas eina šone. Ne? Tai ministrų tarybos, kaip ir Leninas buvo valdė faktiškai Sovietų sąjungą kaip ministrų tarybos, kaip komisaro pirmininkas, ne, tarybos. Tai vat, jau tada, galima sakyti, 60-metyje tas komunistinis pradas, tas partinis pradas įveikė ministrų tarybą ir pajungė savo, ne, faktiškai. Bet Sauliaus, neskubėk. Ir čia paaiškink žmonėm, kurie nėra profesionalai ir tokie ekspertai to laikotarpį, koks skirtumas tarp to partinio prado ir to sovietinio prado? Na, komunistų partija yra valdančioji partija. Ne? Jie formaliai jokių pareigų neužima, kaip ir neneša tos atsakomybės tiesiogiai. Ne? Nėra nei ministrai, nei ministrų tarybos pirmininkai, nei tenais pirmieji viceministrai, pirmininko pavaduotojai. Bet jų yra politinis tas veikimas. Ne? Jie per politiką, per tą pačią nomenklatūrinę sistemą kontroliuoja tuos visus tarybinius kadrus. Nesvarbu, kad tu tenais esi ministras ir turi galę, bet tave per partinę liniją gali nubausti. Ir pats baisiausias nubaudimas tai yra partinė bausmė. Tai nėra, kad gauti tą vadinamą bausmę, tarkim, administracinę. Koks nors sveikatos apsaugos ministras nubaudžia vyrgydytoją kažkokią tai bausmę, ne, ir parašo administracinę nuobaudą, ten tokią tarnybinę kažkokią tai nuobaudą. Žymiai baisiau būdavo, jeigu gauna žmogus partinę bausmę su įrašu į partinius dokumentus į savo kortelę. Tai yra dėmė, kurią po to reikia nuplauti. Tai reikia vėl kreiptis į partinį komitetą, įrodinėti, kad tu pasikeitai, kad tu tapai jau geras, kad tu padarai išvadas atitinkamas ir kad tu dabar tinkamai elgsis ir kad tau tą bausmę nuimtų. Bet labai gražiai ir atskleidė tą hierarchiją. Dabar jinai kažkaip ir tikrai aiški, kad vis tiek aukščiausia pozicija užėmė partiją ir partiniai veikėjai. Taip. O baisiausia, tai aišku, išmetimas iš partijos. Tai kai išmesdavo iš partijos, tai čia faktiškai kai vilko bilietas. Tai tu niekam netinkamas visam gyvenimui. Niekados jau. Nebent ten kažkokia reabilitacija bus. Ir tai vis tiek tau vilko bilietas tai jau visiškai netinkamo visuomeniai žmogaus tokio karjerai, kažkokiam visuomeniniam profesiniam gyvenimui. Jisai tave lydės visą gyvenimą ir faktiškai tave persekios, kur tu bevažiuotum po visą Tarybų sąjungą. Ir buvo tikrai Lietuvoje tokių atvejų, kai gamyklos direktorius, tarkim, buvo Vilniuje statybos apdailos mašinų dažymo gamyklos direktorius, berods Zinovievas jo pavardė ir jam skiria partinę bausmę. Atleido iš direktorių. Jisai tada išvažiavo į Kaliningradą, ten įsidarbino kitur ir po to graudų laišką rašo į CK, Sniečkui ir prašo, nuimkite tą partinę bausmę, jinai man trukdo. Partinis komitetas galėjo daug ką padaryti. Galėjo sugadinti gyvenimą tikrai labai stipriai. Netgi buvo toks Petiorkų, garsusis generalinis direktorius, Petiorkos, kurios karinės pramonės šiandien Vilniuje gamykla buvo. Vadinosi Petiorka. Ten 3-5 buvo jos kodas, slaptas kodas. Tai iš to žmonės vadino Petiorkomis. Tai radio matavimo prietaisų gamybinis susivienimas, turintis savį, Starikovas vadovavo institutą dar mokslinį tokį. Tai Oktiabr Burdenka toks buvo. Jo vardas buvo Oktiabri, spalis. Taip, Oktiabri, taip. Ir, jis po to, aišku, buvo platformininkas, po to pasitraukė į Maskvą, išvažiavo po šitų tarybinių laikų visų. Bet net ir jisai arogantiškai žiūrėdavo į partinį komitetą, žinau, čia CK, čia jisai labai didelius antpečius turi, įgaliojimus iš pramoninio karinio komplekso ateinančius. Bet ir jam partinę bausmę skyrė ir nuleido ant žemės labai greitai. Per partinę liniją galima buvo sutvarkyti šitos dalykus. Tai labai įdomu. Tai čia ir buvo elitas? Taip, čia buvo visiškas. Ne, tai kalbant apie pramoninį... Grįžtant prie elito. Tai jau pradžioj paminėjai, kad tai susijęs su tam tikrom privilegijom, su tam tikrom galimybėm, gal automobilis, gal butas, kažkas kitas ar ne. Kaipgi ta visa piramidė veikia? Taip, viskas tarybų valstybėje buvo labai tvarkingai sudėliota ir sutvarkyta. Buvo labai aiškiai apibrėžta ir pasakyta, kas kam priklauso. Taip. Tarkim, ta pati Šešupė, kad tu gali įsigyti, nusipirkti. O kas yra Šešupė? Tai čia prekybos tas centras, sakykim, taip, supermarketas, kuris buvo nomenklatūrai prieinamas. Nomenklatūrai prieinamas kažkoks jau labai spūdingas prekybos centras. Tiesa, kur būdavo galima įgyti tokių prekių, kur kokioj nors parduotuvėliai, ten, nežinau, Panevėžy, Raseiniuose ir Biržuose nelabai galėtume įsigyti. Tiesa, ir jis vadinosi Šešupė. Taip, ten buvo toks pavadinimas, bet gal, sakykim taip,
toks prekybos centras labai nedidelis kambariukas. Taip, kuriame užeini ir pasirenki, ko reikia. Pasakai, ko reikia ir tau surenka. Ir Atsiprašau, o nežinantiems, kur tas kambariukas buvo? Čionais turėjo būti, kur centrinis gastronomas, man atrodo. Tai žodžiu, čia buvo Vilniaus centre. Visuose buvo. Visuose miestuose buvo, net ir mažesniuose miesteliuose. Daugiau mažiau. Jo. Bet svarbiausias turtas buvo, medicininis aptarnavimas. Tai buvo vadinamoji 4 valdyba. Iš tikro veikė. Prie sveikatos apsaugos ministerijos tai tenais buvo taip pat savas kontingentas, kas gali gydytis, tenais eiti, lankytis, čia Antakalnio gale, yra raudonų plytų tas namas. Taip. Tai kas gali tenais gydytis, koks kontingentas, kas lankytis. Ir ten buvo labai aiškiai apibrėžta, kad, tarkim, kad tenais yra, valstybės vadovų, ministrų tarybos, ministrų, tenais aparato darbuotojai, kurie gali lankytis, tenais gydytis. Tada jų šeimos nariai gali, jų vaikai irgi tenais gali lankytis. Tai jau buvo didelė privilegija. Taip, tai buvo labai svarbu ir žmonės tai vertino ir jeigu pasižiūrėsime, labai daug prašymų buvo, tokių, kad net ir tų pačių nomenklatūros žmonių, kad leiskite 1 mėnesio laikotarpį pasigydyti mano uošvieniai. Tarkim, kaip jinai jau ir neįeina į tą pagrindinį kontingentą, net ir tą šeimos narių. Bet vis tik yra prašymas toks, ir svarstydavo ir 4 valdybos, tarkim, vadas, viršininkas pavesdavo jau į to respublikinės 4 valdybos ligoninės vyrgydytojui priimti, įrašyti į kontingentą, giminaitį. Sakykime, jau ne šeimos narį, o giminaitį. Tai čia vienas toks aukščiausias lygmuo. Taip. Po to buvo, tarkim, žemesnis, kur ten, beje, mokslo daktarai irgi, elitas. Mokslo daktarai gydosi tenai, kartu su nomenklatūra, kartu su sąjunginės reikšmės personaliniais pensininkais. Tai net ir kokie nors teatrologai, dailininkai, kompozitoriai, taip pat? Taip, jeigu jie yra habilituoti daktarai, kandidatai turėjo savo atskirą polikliniką, priskirti. Jie buvo priskirti Gedimino prospekte, čia tuo metu Lenino prospekte veikiančiai poliklinikai. Dar buvo inteligentijos dalis, kuri irgi, galima sakyti, net 4 valdybai pavaldi, tai buvo Vilniaus miesto klinikos, tai čia yra būtent Antakalnio. Ta ligoninė turėjo 2 poliklinikinį tokį skyrių, kur taip pat inteligentija rašytojai ten buvo priskirti. Bet tarp tos kultūrinės inteligentijos šia prasme kaip ir nebuvo hierarchijos. Tiesa, nebuvo taip, kad inžinieriai labiau vertinami negu, rašytojai ir kompozitoriai. Ne. Jeigu jie akademikai, mokslininkai, toje srityje ekspertai, jie patenka į tą pačią nomenklatūros terpę. Taip. Jeigu yra mokslų daktaras, tas habilituotas, kaip dabar sakytume, nors pas mus dabar jau ta sistema irgi yra patrinta, jau taip tiesiog ir neveikia. Tai tu priklausai jau 4 valdybos respublikiniai ligoniniai. Tai pati aukščiausia. Ir ten vėlgi, tengi domisi tuo kontingentų ir sanatorijos atitinkamos. Taip. Tavo poilsinės, jie rūpinasi ministrų ir kitų aukštų žmonių kelialapių gavimų Karlovy Varai, tarkim, arba į Sočį, Esentukį, tenais susirašinėja, kad gauti tos kelialapius. Kitaip sakant, į buvusios Sovietų Sąjungos kurortus, poilsiavietės ir Rytų Europą, ar ne? Lenkija, galimai Čekija ar kažkur galėdavo gauti, tai buvo didelė privilegija. Taip, ir tai labai dar svarbi privilegija tuo, kad dažniausiai savo pacientam galėdavo išrūpinti, tarkim, konsultacijas iš Maskvos medicinos tyrimų instituto, koks aukštas specialistas, pats geriausias specialistas, galėdavo būti iškviestas į Vilnių, atvažiuoti, aplankyti ir nustatyti diagnozę, paskirti gydymą pacientui, dažniausiai tos ligoninės. Aišku, ministras Vytautas Kleiza galėjo ir kitam pasirašyti, bet dažniausiai tai yra 4 valdybos pacientam buvo skiriama. Gerai, tai mes dabar nemažai kalbėjom apie sveikatos apsaugą ir privilegijas šioje srityje. Kokios dar buvo privilegijos? Tai būstas, aišku, kelionės, prekės, įsigijimas paslaugų, automobiliai tie patys. O tarkim, mokyklos vaikams, palikuonių ugdymas, kadangi jau kalbėjom apie buvusią Salomėjos Nėries mokyklą ir, kaip minėjau, ne kartą nuskambėjo žodis, kad tai elitinė mokykla. Žinau, kad netyrinėjai šios mokyklos ir pats neėjai į šią mokyklą, bet ką tai reiškia elitinė mokykla vėlyvajame sovietmetyje, pavyzdžiui?
Čia įdomus klausimas ir, tiesą sakant, gal netgi apgaubtas šiek tiek mitais, ne? Nes daug kas tuo metu Sovietų Sąjungoje, paprastai viskas vyko pagal teritorinį principą. Ten, kur tu gyveni. Ten tu turėjai eiti ir mokytis, ten į mokyklą, ten tu turėjai eiti ir pas gydytojus, bet iš tiesų galima vesti paralelę ir sakyti, kad jeigu ketvirta valdyba egzistavo medicininės paslaugos tokios, išskirtinės, tai gal ir su mokykla buvo tas pats. Bet man atrodo, kad greičiau čia buvo taip, kad galėjo tėvai išrūpinti tam tikras vietas arba paprašyti, bet tikrai labai daug aukštų nomenklatūros žmonių nebūtinai vedė savo vaikus būtent į tą Salomėjos Nėries mokyklą. Kad ir tas pats Griškevičius, Aloyzas, sūnus Petro pirmojo sekretoriaus, jisai mokėsi 23 vidurinės mokykloje, irgi centre viduriniai mokykloje. Ir kartu mokėsi ir Šumausko sūnus, klasiokai. Tai nebuvo kažkokia super elitinė mokykla, 23-oji? Ne, tai aš negirdėjau, kad jinai būtų. Jinai, man atrodo, dabar yra išvirtusi arba bent jau tam tikrą tęstinumą, Daukanto gimnaziją mato joje, ne? Bet ten, man atrodo, net ir kitas pastatas buvo. Aišku, geriausias mokytojai, turbūt geri, taip pat rinkosi, kur mokyti ir natūralu, kad centras, miesto centras, sostinės centras, čia esančios mokyklos yra, ir mokytojai geresni, ir turbūt ir dėmesys, o pagal gyvenamą vietą, tai, visa nomenklatūra, visi žinom, kad dauguma aukščiausi vadovai, jie gyveno Čiurlionio gatvėje, tenais einant į Vingio parką, tenais ten yra ir tie daugiaaukščiai, penkiaaukščiai namai, po to čia Suvalkų gatvėje yra, ir kur gyveno, ir, man atrodo, ir Šumauskas gyveno, ir Ksaveras Kairys berods ten gyveno. Tai vat natūraliai, kad jų vaikai, ėjo į tas artimesnės centro mokyklas ir, tai tikrai nepaneigė, kad Salomėjos Nėries mokykla vidurinė tuo metu buvo ne elitinė. Tai iš tiesų buvo elitinė, stipri mokykla su sustiprinta anglų kalba, bet taip pat buvo, ir tarkim, 27 mokykla 80-ajam dešimtmetyje. Čia prie radijo ir televizijos, komiteto. Tai tenais buvo sustiprinta prancūzų kalba, taip pat gera mokykla buvo. O mažesniuose miestuose ar buvo tokių reiškinių, kur, tarkim, komunistų partijos vadovų ar ten kitų nomenklatūros atstovų vaikai eina į kažkokią tai specifinę mokyklą? Tarkim, Kauno pirmojo sekretoriaus dukra ėjo Jablonskio mokyklą, tai irgi skaitėsi, kad labai stipri mokykla. Aš nežinau, ar to paties lygio kaip ir Salomėjos Nėries, bet taip pat irgi, kadangi šeima gyveno centre, tai ir čionais yra tiesiog geografiškai, teritoriškai artima mokykla. Tarkim, kad ir Brazauskaitės, jos neėjo į Salomėjos Nėries, jos ėjo irgi į Antakalnyje mokykla buvo, tai rašytojų irgi, kurie gyveno Antakalnyje, mes žinom, kad ten visa puokštė rašytojų buvo, Antakalnis garsus rašytojas, tai rašytojų vaikai ėjo taip pat į Antakalnio mokyklą. Bet ta draugystė buvo svarbi. Iš tiesų, mokyklinė draugystė buvo svarbi ir, tarkim, kai man pasakojo Aloyzas Griškevičius, kai jisai mokėsi mokykloje, tai sako, mano klasiokas buvo Viktoras Šumauskos sūnus. Sako, mes puikus buvom draugai, klasiokai, ir pirmą kartą su Šumausku, sako, mes ir važiavom su Zimu dar. Šumausko vairuotojas vežė mūsų į Palangą. Sako, aš pirmą kartą Palangą, pavyzdžiui, man toks prisiminimas buvo, kad aš važiuoju su Zimu, tą valstybinę mašiną, kaip sakydavo, člienavozų, tai kad važiuojam prie jūros atostogauti kartu su, kaip jisai Viktorą vadindavo, Vicką, sako, va. Pasakyk šiandienos žmonėms, kas yra Zimas. Zimas tai yra mašina, valstybinė mašina, kurie gamino Zavod imeni Molotovo. Tai yra Molotovo vardo. Tai Molotovo, gamykla. Taip. Gamykla, tai galbūt pagal hierarchiją jisai šiek tiek Zisui nusileidžia tenais, bet tai buvo taip pat, respublikinio lygio, aukščiausiam vadovams skirtas automobilis. Tai dabar klausimas toks. Koks yra šitos sovietinės nomenklatūros, sovietinio elito palikimas šiandien? Man atrodo, kad galbūt kažkoks ir yra, bet labai minimalus galėtų būti, nes realiai tęstinumo nėra. Taip. Skirtingai negu ten, sakykime, kitose posovietinėse respublikose, Vidurinės Azijos ar dar
nežinau kaip dėl Ukrainos, dabar aišku situacija stipriai keičiasi. Keičiasi, taip. Taip, bet čia natūraliai ta tąsa buvo nutraukta. Aišku, tie vaikai, jų vaikai, palikuonys, jie gavo puikų išsilavinimą. Jie turėjo geras galimybės ir, tarkim, pastebėkime, ką studijuoja vaikai, nomenklatūros vaikai, vadovų vaikai. Medicina. Arba menus, arba medicina. Arba menus, arba medicina. Taip. Į dailės akademiją patekti faktiškai buvo labai sudėtingai ir netgi sakydavo neįmanoma. Yra pasakoja man, kad net žmonės, kai kurie jaunimas, važiavo stoti į Leningradą, į dailės tenais aukštąją mokyklą, Repnino, tenais skulptūros dailės institutas. Ir pasakoja tokį dalyką, kad žinot, kad ten įstoti buvo tiesiog neįmanoma, kokie dideli konkursai iš visos Sovietų Sąjungos. Tai mano klausimas buvo, o kodėl ne Lietuvos dailės akademija? Kodėl ne? Sako, čia tai iš viso, sako, būdavo vietos tiesiog sužymėtos, kaip yra, toks įspūdis žmonėm. Galbūt tai netiesa. Bet kodėl? Todėl, kad jie gaudavo tiek daug privilegijų, jie galėdavo kažkaip laisviau gyventi. Nemanau, kad šiandienos jaunimui tai yra suprantama. Kodėl tai buvo? Ypač su dailės akademija, tarkim. Jo, didelis prestižas turbūt buvo, ne? Būti menininku, dailininku, na ir turbūt pats ir įvaizdis, ir savarankiškumas, ir žiūrėkim, kokį dėmesį tarybų valstybė skiria kūrėjams tuo metu. Tai kokią teisę tu turi, jeigu tu esi muzikas, ne, kokias tu laisvės teisės turi. Tu turi išskirtinės teisės tokias kaip, tarkim, turėti savo studiją šalia būto, arba būte netgi didesnį būtą. Mes šitą dalyką žinoma, ne, kaip kultūrininkai. Bet čia tik dalis, turbūt tik viršūnėlė turėdavo tokias privilegijas, ar vis dėlto nemažai žmonių galėtų. Matyt, kad tai, bet jeigu tavo tėveliai yra aukšti valdininkai, ne, nomenklatūra, tai tu turbūt gali tikėtis, kad ir toliau tu būsi, na, šiek tiek tau karjeroj padės, kai tu baigsi tokius mokslus. Kitas dalykas yra, na, medicina, studijos medicinos institute Kaune, kur konkursai buvo taip pat labai dideli, į vieną vietą virš 3 visada. Tarkim, į medicinos institutą konkursas būdavo virš 3, o į KPI, Kauno Politechnikos institutą, į inžinerinės studijas būdavo 1,3. Tai dvigubai didesnis konkursas negu į techninės specialybės būdavo į mediciną. Na ir tikrai nomenklatūros vaikai, na, jie buvo orientuojami, kad studijuoti tenai. Ir iš tikro, jeigu paimsime Petro Giškevičiaus ar Brazausko, ne, ar kitus aukštus vadovus, tai jų vaikai dažnai atrasime, kad jų vaikai yra baigę būtent medicinos studijas tuo metu tarybinio laikotarpio. Labai įdomu. Gerai. Neseniai Vilniaus istorijų namuose vyko paroda Saldus nomenklatūros gyvenimas. Ar daug buvo tokių parodų, kur nomenklatūros gyvenimas, na, tarsi reprezentuojamas, parodomas visuomenėje? Žinote, tą pačią parodą, tas Saldus gyvenimas, aš matyčiau kartu su, na, kita paroda prieš tai vykusia, metai prieš tai. Tai, man atrodo, čia yra spąstai su centriniu šildymu. Tai buvo tokia visai kito profilio, ne, tai buvo bandymas parodyti tą sovietmečio buitį, kasdienybę. Ir čia istorijos institutas darė kartu su Nacionaliniu muziejumi, ne? Tai taip. Šitą ir tenais buvo, na, ten galima kalbėti, ten, kaip pavyko tą parodą parengti, ne? Nes ten tikrai buvo tokių įdomių detalių, sumanimų, ten ir butelių, ir cigarečių, ir kitų dalykų, ir pasakojimas parengtas, ir aišku, ir apie represijas papasakota. Bet dar prieš tai pati idėja daryti tą spąstų su centriniu šildymu kilo istorijos institute galvojant apie Brežnevo artefaktus. Nes mes per tuometinį direktorių, Alvydą Nikžentaitį, jisai turėjo ryšių su ukrainiečiais, bet gautas pasiūlymas, kad yra, čia dar prieš karą, tą aktyvųjį karą 22 metų, kad yra artefaktai ir Brežnevo asmeniniai daiktai. Ir ar būtų galimybė, pradėjom svarstyti, juos atsivežti čionais. Įsivaizduojat, Brežnevo asmeniniai. O kodėl būtent Brežnevo? Tai kadangi jisai yra iš Ukrainos, ne? Ak, šit kaip dėl turi, taip. Taip, ir kadangi buvo Dnepropetrovsko, jisai tenais, ne, tas pirmasis sekretorius. Ir tuos artefaktus panaudoti, na, tokiom diskusijom apie sovietmetį. Tai yra, kas buvo sovietmetis, ne, padiskutuoti, taip, galbūt nepasižiūrėti per vieną perspektyvą, bet plačiau, ne, ką reiškia tas ir visas valdymas, ir ta nomenklatūra, ir tas elitas.
Taip, bet galiausiai prasidėjo karas ir atvežti tokių daiktų neįmanoma tapo. Ir aišku, prasidėjęs karas, reikia pasakyti, kad jisai labai sugriežtino visas tas interpretacinės galimybės, kaip mes žiūrime sovietmetį ir jau taip mažiau atsipalaidavę žiūrima, ir ten vis tiek yra istorinė atmintis pradeda vaidinti, tokia, sakykime, svarbų vaidmenį ir atsakomybės atsiranda tokios, ne? Tam tikra, saugumo dalis, ontologinio saugumo dalis, ar ne? Reikia pripažinti, kad tikrai tas interpretacinis laukas yra susiaurėjęs dabar, yra arba taip, arba ne. Kalbėjimas apie sovietmetį gali atrodyti kaip bandymas jį normalizuoti. Tai ir toj parodoje, jeigu kalbėsim apie Sutkaus parodą fotografijų, tai aš irgi mačiau tam tikrą atsargumą. Čia matosi ir galbūt ir muziejaus tam tikras užsakymas, kad ir auditoriją pritraukti, kad žmonės lankytųsi. Tai yra įdomu, tai yra garsu, tai yra nomenklatūra, tai čia kaip jie gyveno, kam gyventi gerą. Bet tai negalima parodyti kaip kasdienybę tam tikrą. Tai vis tiek, žiūrėkit, jie parodyti tai potaujantis, tai geriantis, tai dar kažką, tai atsipūtę. O ne taip, kai anksčiau knygose, kad visą laiką įsitempia prie darbo stalo, tenais tik tai. Bet yra toks, dabar man atrodo toks atsargus bandymas toks sudėlioti, kas apie sovietmetį dar galima, tai kaip reikėtų žiūrėti tą nomenklatūrą, Jeigu yra galimybė iš jos pasijuokti truputį, kritiškai pasižiūrėti. Aš tai truputį jaučiu, kadangi pats turėjau patirtį su ta knygele Skundai Maskvoje. Ten irgi nomenklatūros iš vidaus parodyti visi tos blogybės, piknaudžiavimai, visi skundai, vieni prieš kitus. Tai tas atgarsis pritraukia, ir tai žmonėms tas įdomu. Kitas dalykas yra, kad norėtųsi eiti truputį giliau ir tos pamatyti ryšius, tos sprendimus, kaip buvo daromi iš tikro sprendimai, į ką tai išvirto toliau. Nes, man atrodo, tie nomenklatūros tinklai ir pati nomenklatūra yra ne tik įdomi pati iš savęs, kaip jie gyveno, kaip jie mėgavosi tuo gyvenimu, bet iš tiesų kaip buvo valdoma, kaip buvo priimami tie sprendimai, kurie lietė mus visus, tuometinė visuomenė veikia. Tai sakytum, kad dar reikėtų panašių tokių švietimo iniciatyvų, kur visuomenė diskutuotų apie sovietinį elitą, apie tą laikmetį. Aš truputį esu skeptiškas dėl dabar. Ar tai tinkamas laikas, tarkim, plačiai kalbėti ir galbūt eiti į plotį ir į gylį, kalbant apie tą nomenklatūros, tarkim, valdymo niuansus, kitus dalykus. Nes aplinkybės yra tokios, politinės, tarptautinės aplinkybės yra tai, kad ta tema, tu turi turėti visą laiką apie omeny. Taip. Ką tu kalbi, kur tu kalbi, nes gali tenais čia pat užpykdyti, arba... Ar skaudinti, ar būti netaip suprastas. Arba, sakykime, suvaidinti skaudintą galima labai. Ir tai vyksta, kai žmogus panaudoja tam tikrą naratyvą ir išsako, kad tai yra skaudulys. Nors klausimas, ar tikrai tai yra skaudulys. Ar tas skaudulys dirbtinai nekonstruojamas, padaromas, kad trigerį specialiai politizuojant tą skaudulį, iškeliant. Tai gal viskas būtų paprasčiau, bet dabar yra tokios aplinkybės. Tai ir nomenklatūros ta pati tema, jinai turi tam tikras kol kas bent jau ribas, bet bent jau čia Lietuvoje. Bet tarptautiniam lygmenį tai tikrai yra politikos istorikų tikrai nemažas ratas, kurie mes diskutuojam, kalbamės apie valdymą, apie pirmosius sekretorius, apie Maskvą, kokia galia buvo, kai vyko politinės dėrybos nuolatinės, pilkosios zonos, susistumdymai dėl galios, horizontalūs ryšiai tarp vadovų. Taip, čia yra politinė istorija, tai tarptautiniam lygmenį mes gana aktyviai čia šitas dalykas. Ar manai tai pakankamai dėstoma Lietuvoje, universitetuose? Tiesą sakant, aš nelabai žinau, kas dėstoma, nes aš nesu dėstytojas, bet tikrai žinau, kad yra, pas mus yra žmonių, tarkim, kad ir Marius Emužis, kurio ką tik knyga išėjo apie Sniečkų šeimininkas, Tai čia kelis turime tokius tyrėjus. Taip yra, pas mus yra Vladas Irutavičius Lietuvos istorijos institute ir tarptautinių santykių dėstytojas, taip pat, kuris domisi Sniečkumi, labai Sniečkaus ir kultūrinių establishmentų. Pati Violeta taip pat kultūrinių establishmentų rašai apie tai domiesi. Taip pat yra,
Arūnas Streikus, ne, kuris irgi apie nomenklatūrą, jos antireliginę veiklą tokią irgi tyrinėja. Tai yra kokie 7-8 žmonės, manai? Manau, kad taip yra. Bet tik tas liūdna galbūt, kad doktorantai jau retai renkasi šią temą. Taip. Bet kaip ir paminėjai, Šiaurės Amerikoje, Vakarų Europoje ta tema kol kas domina tyrėjus, nors tai aišku yra departamentuose, kurie jau savaime yra ganėtinai nišiniai, sovietmečio tyrimai ir taip toliau. Taip. Šiaip ar taip, labai ačiū už pokalbį. Ačiū, kad pakvietei. Sėkmės.